Labas vakaras, mėly žiūrovai. Šiandieną mes trise priėjom prie labai kontroversiškos temos svarstymo, kur galim užgauti kažkieno tai žmonių jausmus ir mes kalbėsim apie tai, kokie visi vyrai kiaulės ir kokias visas moteris kiaulės. O iš tikro mes kalbėsim apie vartotojiškai romantišką ir meilės požiūrį į santykius tarp vyrų ir moterų. Ir jūs pamatysit, kad greičiausiai tai bus labai jautrus temos ir kai kam tai gali rezonuoti labai stipriai, tiek vyram, tiek moterim. Ir Martynas pasidalins savo klausimais ir savo pavyzdžiais, todėl aš perduodu žodį Martynui. Martynai, startuok. Tai labą dieną visiems, labas vakaras, jeigu žiūrėsite įrašą, tai nelabai ir gal svarbu, ar rytas ar vakaras. Šarūnai, Tomai, spaudžiu jums virtualią dešinę dar kartą. Tai ką, tai vėl labai malonu yra daryti šią tinklalaidę, šią transliaciją. Ir kaip Šarūnas jau minėjo, šios dienos tema yra tokia labai įdomi, labai bus daug įdomių niuansų. Tai yra iš esmės keletas tokių požiūrių, kuriuos mes apžvelgsime į santykius. Tai iš esmės mes priėjome tokios išvados, kad labai grubiai supaprastinus yra keletas požiūrių, yra du pagrindiniai požiūriai į santykius, tiek dalykinius, tiek draugiškus, tiek romantinius. Tai yra vartotojiškas požiūris. Tai reiškia, kai žmogus yra, iš esmės nusiteikęs sąmoningai ar nesąmoningai, pats to nesuvokdamas, imti ir vartoti kitą žmogų. Ir tada kitas požiūris yra altruistinis, kai žmogus vedamas gerų savo intencijų ir norėdamas pridėti vertės kito žmogaus gyvenime ir apskritai visuomenė, jisai duoda, jisai stengiasi suprasti kito žmogaus poreikius ir stengiasi būti kokybiškas partneris ir kuo geriau palengvinti ir pagerinti kito žmogaus gyvenimą ir duoti, suteikti. Tai yra du pagrindiniai požiūriai. Vienas yra labiau išskaičiavimų paremtas egoizmas, ką man gauti. Kitas yra požiūris labiau gera valia, paremtas altruizmas ir davimas, noras pagerinti kitam žmogui gyvenimą. Tai kadangi šiandien su manimi čia svečiuojasi du santykių ekspertai, vieni geriausių Lietuvoje santykių ekspertų, kuriuos pažįstu, su kuriais teka yra kalbėti tiek formaliai, tiek neformaliai labai ilgai. Tai norėčiau galbūt pradžiui tada vėl specifinio klausimo neužduodamas, pradėkim vėl galbūt nuo Tomo. Tomai, ar sutinki su manimi, jog vis tik tai yra šitie du požiūriai į santykius, kuriuos žmonės žiūri ir kaip jie vis tik tai pasireiškia santykiuose? Toks labai apibendrintas klausimas. Šitas klausimas yra pamatinis santykiuose, jis yra, kaip čia pasakyti, ne scenos, nematomas tiesiogiai, bet jeigu taip paprastai įvardint, tai aš vardinu, kad yra 3 meilės rūšys ar tipai santykiuose poroje. Pirmas tipas yra, kai sutuoktinis realiai myli save, bet jam atrodo, kad jisai myli tą asmenį. Kitaip sakant, čia pagal vieną rytų pasaką, man labai patinka žuvis, todėl aš noriu ją suvalgyti. Arba išspausti citriną ir suvartoti. Tai yra, tuo atveju, antroji pusė yra trigeris arba šaltinis aistros. Aistros jausmas yra labai malonus, sukelia tam tikrą hormonų audrą žmoguje. Jisai apsvaigsta nuo tos audros ir būtent tas objektas, tas asmuo kelia tą malonumą ir žmogus pameta protą. Jis gali daryti bele ką, ten vos negyvybę aukoti dėl to asmens, dėl to teikimo malonumo. Bet realiai jis tam asmeniui nieko neduoda. Neduoda to, ko iš tikrųjų tam asmeniui reikia. Dabar antras variantas tai yra, kai žmogus iš tikrųjų aukojasi dėl kitos asmens, kažkokiu tai sąmoningu būdu, tarnauja jam, visus jau užgaidęs ir norus tenkina, įvairiausiais būdais ir taip toliau. Tai šiuo atveju tai veda į kitas problemas, tai veda į tam tikrą perdegimą, pervargimą. Būna atveju, kai toks aukojimasis iš tikrųjų turi antrą dugną, tai realiai gali būti tam tikra pirkimo forma, biznio forma, bet jeigu tai yra darome nuoširdžiai, iš tikrųjų tai yra teisingas altruistinis tikros meilės santykis.
Dabar ir trečias variantas, kuris yra mano supratimu idealus, subalansuotas atvejis, tai yra, kai to ėmimo ir davimo, altruizmo ir egoizmo yra plius minus simetriškai, sakykime, 50-50, 50, kai aš duodu tam žmogui tai tiksliai, ko jam iš tikrųjų reikia ir imu iš jo tai, ko iš tikrųjų man reikia. Ir šita apykaita, jeigu jinai yra subalansuota, jinai trunka ilgiausiai, jinai duoda daugiausiai sveikatos, pilnatvės ir laimės porą ir tokia pora gali laimingiausiai gyventi kartu. Bet šitą variantą pasiekti yra gana sunku, reikalingas labai sąmoningas darbas, asmenybės ugdymas ir daug visokių faktorių. Tai gal čia ir sustokim dabar, Šarūnui leiskime pasisakyti šitą pačią temą, šito pačiu klausimu, gal bendrai taip kaip įžanga. Gerai. Tai dabar, jeigu paimtumėm tą romantišką prieš vartotojišką požiūrį, žiūrėkit, romantiškas požiūris yra tada, kada mes labai daug duodam, arba vyras, arba moteris, ir naiviai duodami nestebim savęs, nestebim santykių dinamikos ir paprasčiausiai romantiškas yra, gali būti labai mylintis, bet jeigu tu neseki savęs, tu esi naivus. Ir romantika yra tada, kada tu tai darai nesuprasdamas situacijos poroj. Vartotojiškas požiūris. Daugelis mūsų yra vartotojai. Ir daugelis mūsų yra žmogiški žmonės ir pakankamai egoistiški mes visi esam. Ir vartotojiškas požiūris, jis yra iš dalies, jis turi būti šitoj žemėje. Nes vienas iš mano mokytojų, Davidas Hopkinsas, yra pasakęs, jeigu jūs būsit vien tik tai mylintis šitoj žemėje, jūs paprasčiausiai išgręš. Ir viskas tuo baigsis. Ir kaip Jėzus yra pasakęs, būkit naivus, neatsimenu, Tomai, būkit naivus kaip, neatsimenu, kaip vaikai. Ja, būkit kaip vaikai, taip, nekalti. Bet būkit ir gudrus kaip. Taip. Aišku, tai tada. Kaip žalčiai ir nekalti kaip karveliai, taip. Taip, va būtent, ačiū Tomai. Ir dabar žiūrėkit, mes šitoj žemėje galim gražiausius dalykus pasiekti tik tai tada, kada derinam savo žmogišką egoistinę dalį su žmogiškąja dalim, kur aš vadinu tikrąją žmogaus dalim, kur mūsų viena iš paskirčių šitoj žemėje yra tapti labiau žmonėm. Tai vadinamasis meilės kelias, jis yra daugelį religijų, tikėjimų, dvasinių krypčių. Tai yra tapti vis dėlto kažko daugiau, negu mes esame tą gyvūninę dalim. Gyvūninės dalies, ją reikia pažinti, nusikratyti naivumo ir suprasti, kad šitas pasaulis yra ganėtinai vartotojiškas, tame tarp ir santykiuose. Ir todėl tą reikia mokytis, į tą reikia atsižvelgti. Ir tai, ką papasakos Martynas, ir Martynai, ten buvo fantastiški tavo pavyzdžiai, kurie yra labai skausmingi žmonėm. Ir aš susiduriu konsultacijoje su tokiais pavyzdžiais. Ir va Tomas, prieš mums apsitariant apie temą, kur minėjo. Tai pažiūrėsim, kas išplauks mūsų situacijai. Prieš perduodamas žodį Martynui, būkit romantiški, mėly žiūrovai. Uždėkite lavus, hagus. Arba būkit vartotojiški ir uždėkit laikus. Todėl, kad mes tai darom transliacijas ne tik iš meilės. Mes tarnaujam iš meilės jum, bet lygiai taip pat mes esam žinomi ir per žinojimą jūs ateinat pas mus, mokat pinigus kaip klientai. Todėl mes ir čia vartotojišką ir meilės ir tarnavimo požiūrį derinam tarpusavį, tarnaudami jum. Bet jeigu jūs manot, kad mes darom tik tai iš meilės, tai būtų labai keista. Todėl, Martynai? Aišku. Oho, kaip pasisakėjai. Tai klausimas tada toks būtų, dviejopas klausimas. Įsivaizduokime, kad yra tokia situacija. Tai vad žmogus dar, ačiū Dievui, neįsipareigojęs, kol kas vis dar yra, sakykime, tam pažinčių procese. Ir jisai, vat, sakykime, susitikinėja su priešingos lyties asmeniu ir tada gaunasi taip, kad jam vat, yra vat, raudonos kažkokios vėliavėlės.
Tai kokie yra tie indikatoriai, kurie, sakykime, pažinties pradžioj jau gali signalizuoti, kad žmogus galbūt neišlaiko vis tik tai to balanso, turi, blogas intencijas, žodžiu, arba pernelyg egoistiškas intencijas ir su šituo žmogumi galbūt neverta yra eiti į ilgalaikius santykius. Tai va čia būtų vienas klausimas ir tada turėsiu kitą klausimą apie tai, ką daryti, jeigu tu, pavyzdžiui, atsibudai po 20 metų santuokoje ir staiga tu supratai, kad tuos 20 mečius tu praleidai su žmogumi, kuris yra pernelyg, sakykime, egoistiškas ir netinkamas. Tai nežinau, kuris čia nori. Šarūnas, prašom, Šarūnas. Šį kartą aš veržiuosi, nes tai yra mano tema. Aš atsakinėsiu į pirmą klausimą, visų pirma. Prašom. Labai gerai matosi nuo iniciatyvos, nes vienoda iniciatyva, vienodas davimas, žaidimų nežaidimas. Jeigu vienas traukiasi ten, pradeda kažkokias tai sąlygas statyti, gausybė bairių pažinties pradžioj, kur mes galim visi pasidalinti, ir Tomas, ir Martynas, tai patyrė savo konsultacijose arba pažintyse. Ir dabar pagrindinis momentas toksai, reikia stebėti, kiek santykyje pažinties pradžioj kiekvienas duoda. Tai yra, kiek įneša bendravimo, kiek įneša dėmesio. Nes finansinė dalis pačioj pradžioj jinai nesimato. Ir, pavyzdžiui, mielos moteris, pirminiuose pasimatymuose sveikas vyras jisai nesimėtis pinigais. Sveikas vyras pinigus pradeda tiekti tik tai, kai yra ilgalaikiuose santykiuose. Ir va čionais mes turim labai du tokius bjaurus kraštutinumus. Kai žmogus arba spaudžia stipriai, arba labai daug duoda. Nes tiek per didelis davimas, tiek per didelis spaudimas reiškia, kad jau reikia labai suklusti. Ir pavyzdžiui, pradinėme etape, nepaisant to, kad vyras neduoda, reikia stebėti, kaip jisai su aplinka elgiasi su pinigais. Nes galima užsirauti ant egoizmo vyrų, kur kai kuriuose vietose daugelio scenarijų vyras yra negydomas. Ta prasme, jeigu jis yra skupus. Bet lygiai taip pat moteris, kuri yra vartotojiška egoistė. Pastebėkit tokį dalyką. Jeigu moteris pažinties pradžioj yra labai super saldi, reikia suklusti. Oi, per didelis saldumas, jeigu labai labai saldų ir gerą, žinokit, greičiausiai čia yra intro į paskui galima vartotoją, nes vartotojai pradžioj būna labai labai saldus. Nes normalus, gyvas, tikras bendravimas užsimezga paprastume ir normalus žmogus, ir normalus vyras ir normali moteris yra dalinai ir faini, nori pasirodyti, bet ir sako ne, prieštarauja dalinai. Aišku, nelenda į konfliktą, bet nėra nesveikai saldus. Tai vienas iš momentų yra nesveikas saldumas, kur yra iš karto toks ženklas. Wow. Bet centrinis momentas yra pradinėme etape. Ne pažinties vidury, o pradinėme etape yra iniciatyva. Tomai, perduodu tau. Na, man pasirodė šitas klausimas labai svarbus pažinčių kontekste, aiškus ir kituose svarbus, bet pažintyse, mano manimu, reikia iš pat pradžio atkreipti keletą dalykų ypatingą dėmesį. Tai pirmas dalykas tai yra žmogaus kalba, ką jisai kalba ir kaip jisai kalba. Ir jau tame galima atpažinti iš karto jo savanaudiškumo laipsnį, ar jis yra labai didelis, ar vidutiniškas, ar mažas. Ir tai vienas momentas, tai analizuojant vien kalbą, reikia atkreipti štai ką dėmesį. Pirma, tai yra, ką tas žmogus kalba apie kitus. Jeigu jis kitus niekina, o save kelia aukštyn, tai jau yra labai rimtas požymis, labai rimtas savanaudžio, kuris krypsta link narcisizmo ar kitų problemų.
Toliau antras momentas, ar pokalbio metu jisai moka klausyti, ar jisai dėmiai klauso antrąją pusę, ar nenukirtinėja, ar būna tokia atveju, kai netveria kailį ir nukirtinėja eigoj ir neleidžia kalbėti, nori pats kalbėti ir neleidžia pašnekovui. Tai šitas, sakykime, žmogaus požymis ar parametras yra ypatingai svarbus. Toliau trečias momentas tai yra, ar jisai daro psichologinį spaudimą bet kokiu klausimu, bet kokioje situacijoje, pradedant nuo smulkmenų. Psichologinis spaudimas tai yra ryškus požymis, kad tas žmogus darys pastangas tave išspausti kaip citriną gyvenimo eigoje. Toliau dar ryškesnis požymis yra pyktis, įvairios pykčio situacijos ir visokie pretekstai, kai dėl mažiausios smulkmenų žmonės pradeda pykti. Pyktis yra atvira egoizmo forma, galima sakyti, kad žmogus tuo metu užsirašo savo ant kaktos, kad aš esu savanaudis, egoistas, savanaudis, reiškia. Aš toks esu, pripažinkit mane, priimkit mane, reiškia. Tai čia yra labai jau tokia, sakykime, primityvi, atvira egoizmo forma. Dar vienas momentas, kuris parodo savanaudiškumą, tai aš tą labai rekomenduoju daryti, testuoti žmogų, tai yra pamatyti jį artimųjų kontekste, kaip jis bendrauja su savo pačiais artimiausiais žmonėm, ten broliais, seserim, tėvais, ten ir taip toliau, arba netgi draugais. Ir ten bus masė situacijų, kurios išduos to žmogaus savanaudiškumo laipsnį. Įskaitant taip pat plius dar tokį momentą kaip mandagumas santykius apskritai su bet kokiais žmonėm. Aišku, kaip ir Šarūnas sakė, kad jis nebūtų pernelyg saldus tas bendravimas. Tai čia tokie keli štrichai, kurie matosi tiesiog iš kalbos, iš komunikavimo, tai rodo mąstymą, tai po to rodo elgesį, tai rodo, kas yra įprogramuota to žmogaus smegenyse ilgam laikotarpiui ir tokius dalykus pakeisti labai sunku ir beveik neįmanoma. Tai būtų per daug brangu su tokiu žmogum pradėti santykius ir naivu tikėtis, kad jisai staiga kažkaip stebuklingai pasikeis. Tai specialistai sako, kad pačioj pradžioj bendravimo pats pagrindinis red flag, raudona vėliavėlė, tai yra būtent ką jis kalba ir kaip jisai kalba. Reikia labai įdėmiai tai klausyti. Taip, baigiau. Dar keletą tokių paminėsiu. Čia neblogai jūs pakalbėjote, bet keletą dar tokių paminėsiu. Tai yra nusipelnimo jausmas. Va čia yra vienas esminių tokių, vat kaip Šarūnas sakė, pavyzdžiui, jeigu gerai, kad, pavyzdžiui, ten, sakykime, vyras sumoka už vakarienę ar dar kažką, bet jeigu jis tada jaučia, kad jau jisai va čia gavo kažkokių tai kreditų ir kad jau yra nusipelnęs kažko, tai vat irgi reiškia, tai yra davimas, bet tai yra davimas leasingų, galima sakyti, už kurį bus tada atsiųsta, žodžiu, sąskaita ir jau reiks atgal, žodžiu, tam žmogui. O dėl to galbūt ir būna kartais konfliktinės tokios situacijos, kai nenori nepažįstami žmonės, kad, pavyzdžiui, už juos ten mokėtų ar kažką, nes jie galvoja, kad, jau čia tas žmogus jausis nusipelnęs ir kažko prašys atgal. Tai va, jeigu žmogus davė ir tada jis jau jaučiasi nusipelnęs, tai aš manau yra vėliavėlė, kuri rodo charakterio tokį bruožą, kad žmogus negali selflessly, reiškia, jisai negali nesavanaudiškai tiesiog duoti. Tai va, yra nusipelnimo jausmas. Labai reikia sekti, kai žmogus jau savo pats prisiskiria, kiek jisai jau čia yra vertas to, žodžiu, paėmimo iš kito žmogaus. Tai va, bendrai taip šnekant. Tada dar kitas, va, Tomas paminėjo klausimas ir įsiklausimas, tai aš dar galbūt giliau nueisiu čionais. Čia yra galbūt neprijautimas kito žmogaus būsenai. Bet, pavyzdžiui, altruistiškas žmogus arba tas žmogus, kuris galbūt galvoja apie kitus šiek tiek daugiau negu, sakykime, visiškas egoistas, jisai yra, galų gale prieina prie tokio gebėjimo prijausti kitam žmogui. Žodžiu, ir suprasti jo situaciją ir galbūt tada adaptuoti ir modifikuoti savo bendravimą, savo, sakykime, galbūt ir davimo formą kažkokią, žodžiu, to kito žmogaus situacijai ir jo būsenai, mentaliniai, emociniai, bendrai, žodžiu, būsenai jo gyvenime tuo metu. Tai va čia,
Kitas, pavyzdžiui, toksai yra labai įdomus dalykas - kaltinimai. Tai vat man irgi bendraujant su žmonėm, aš atradau labai tokį įdomų dalyką, kad, pavyzdžiui, vat, yra tokia net profesija, vat, prokuroras, tai yra, žodžiu, žmogus profesionalus kaltintojas. Žodžiu. Kad, ta prasme, netgi tai yra kaip gebėjimas, kaip įgūdis, kuriame yra ten visokie skirtingi, žodžiu, lygiai. Tai vat, jeigu žmogus, sakykime, labai profesionaliai, nebūdamas galbūt profesionalus prokuroras, jūs kaltina, žodžiu, kažkokiais dalykais ir sukelia dažnai kalties jausmą. Ir tas kalties jausmas tada, sakykime, jūs priverčia kažką tai vat padaryti, kaip go out of your way, žodžiu. Tai vat irgi, tai yra tokia raudona vėliavėlė, kad vis tik tai yra, sakykime, su egoistu turite, žodžiu, reikalų ir ten gerai nebus. Nes reikia suprasti tokį dalyką, kad žmogaus mentalinė energija arba šiaip, vat, nu, žodžiu, sakykime, resursai žmogaus, bet kokie yra riboti. Ir jeigu jisai tuos resursus nukreipia į, pavyzdžiui, lavinimą gebėjimo kaltinimo, o ne lavinimą gebėjimo, sakykime, mylėti, duoti, žodžiu, prijausti, vat, kaip sakiau, klausyti, žodžiu, įsiklausyti žmogų. Tai reiškia, kad, na, jisai jau yra pajudėjęs gan, na, netinkama linkme gyvenime savo, sakykime, saviugdoj. Ir jau su tokiu žmogum geriau yra neturėti. Ir dar čia keletą irgi galėčiau paminėti, bet laiko dėliai. Super, labai graži santrauka, ačiū tau, Martynai. Dabar, Tomai, tu kažką išmetei, nes aš norėčiau išmesti klausimą vienos iš mūsų klausytojų. Jeigu nieko prieš, vyrai, aš tada Simonos klausimą užduodu, aš pradedu atsakinėti, paskui pasireiškit jūs. Jei pradinėme etape simpatija kaip tik elgėsi labai gražiai, atrodo atviras, paprastas ir nuoširdus žmogus, o pradėjus santykį žmogus pereina į mąstymą, aš jau pritraukiau žmogų, jau visą darbą padariau ir daugiau nesistengia, nes nemato prasmės. Kaip su to tvarkytis? Labai paprastai kontrakto sąlygos pažeistos, tai yra iš pažinties, nuėjus į santykį, kontrakto sąlygos buvo vienos poros, o atsirado visiškai kitos sąlygos, kiti straipsniai. Tai yra, buvo pasirašytas vienoks ilgalaikių santykių planas, tai yra kas ką duoda. O jame per prievartą buvo įtraukti nauji punktai, kurie anksčiau nebuvo. Kai tik tai pakeičiamos kontrakto sąlygos, kontraktas netenka. Ir tai yra skyrybinė situacija. Bet čia labai bendrai aš atsakinėju dabar, nes yra daug niuansų. Taip? Ir vyrai tai irgi žino. Todėl paprasčiausiai kaip su to tvarkytis? Palikti vyrą. Arba, užduoti jam klausimus, kas čia vyksta, pirmą, nes gal nereikia palikinėti be žinutės. Tai yra užduoti natūralius klausimus, aš matau situaciją taip ir taip, ką tu į tai, ir tada vyras atsakys, ir greičiausiai muzika bus viena, o šokis bus kitas. Šokis nepasikeis greičiausiai, ir tada jį reikia palikti. Ir čia aš dabar nepratęsiu, nes aš įtariu, kad Tomas ir Martynas pasakytų papildomai toje sekundėlę, kad yra niuansų, nes gali būti, kad moteris užsabotuoja vyro motivaciją. Bet čia yra tokia gili tema, kad mes šiandien nelysim. Tomai, prašau. Na, aš turiu specialų klausimyną, 20 maždaug punktų, kur pora besiformuojanti ir jau susiformavusi gali laikyti, kad tie dalykai tipo atsit savaime aiškus, tai čia tu turi elgtis taip, o aš kitaip. Bet iš tikrųjų jie tų dalykų neišsiaiškino. Tai juos verta nagrinėti ir įsibėgėjusiai porai, kuri daug metų kartu gyvena, nes gali būti likus kažkokia labai viena rimta spraga, kuri jiem gali trukdyti kažką daryti. Ir tą patį galima daryti pačioj pradžioje santykių. Tai tam ir yra santykių pradžioje rekomenduojama ištisa sistema klausimų, kuriuos reikia apsitarti. Ir jų bendrinė esmė yra tokia. Įsivaizduokit, yra krepšinis, ar ne, žaidžiamas žaidimas. Jisai turi savo taisyklės. Yra aikštelės stačiakampė, yra ten 50 taisyklių. Bet kai tų taisyklių laikomasi, žaidžiamas nerealiai aistringas, spontaniškas ir įdomus žaidimas, žiūri milijonai žmonių, verda aistros, ten atskiras gyvenimas to žaidimo rėmuose. Ir jeigu taisyklių nebūtų ar būtų nepaisomos, tai prasideda chaosas. Tai tas pat turi būti santykiuose poroj ir tam tarp ir pažinčių procese irgi tam tikros žaidimo taisyklės. Tai tas taisyklės reikia išsiaiškinti, apsitarti, nusistatyti, kaip mes žaisim žaidimą gyvenime ir jų laikytis. Jeigu kažkas nesilaiko tų sutartų bendrai kažkokių tai didesnių ar mažesnių taisyklių, čia jūsų reikalas.
Tai žais negalima, reikia stabdyti žaidimą, reikia tada per naują tartis. Taip čia taip, kaip kažkas pažeidė taisyklės, jis sodino ant suolo, ten baudas gauna, po to galima vėl žaisti, jeigu jisai tą baudą atlieka ten ir panašiai. Tai tiek. Martynai, ar turi ką pasisakyti šito klausimo, vat, kai pasikeičia elgesys? Ar turi kažkokią nuomonę, jeigu ne, tai geriau tęsk savo temas. Trumpai paminėsiu, aš manau, kad ne visiškai atsako į šitą klausimą, žodžiu, bet esmė yra tokia, kad apie žmogų daugiausia pasako ne jo sąmoningos pastangos, bet įpročiai labai daug pasako. Tai vat, aš manau, kad kaip ir kiekvienam procese, nesvarbu, ar tai yra, sakykime, santykiai ar bet koks kitas gyvenimo procesas, iš pradžių yra dedama labai daug, sakykime, sąmoningų pastangų, o tada nusistovi tas kažkoksai, tai, status quo, kažkokia tai normali ta, sakykime, būsena ir tenais jau perima visą valdžią įpročiai žmogaus. Tai vat, jeigu nori nuspėti, kaip žmogus, sakykime, ten, nežinau, elgsis po ten 50 metų, tai reikia žiūrėti žmogaus įpročius. Tai va, nežinau, ar tiesiai atsako ir nesijaučiu visiškai kvalifikuotas atsakinėti į šitą klausimą, bet čia, manau, yra esmė partnerio. Ką jisai daro nevalingai, nedėdamas valingų Super pastaba, nevalingumas matosi ir pažinties pradžioj, bet jisai labiau maskuojamas sąmoningų norų patikti. Ir be to mes, kai esame apsvaigę nuo aistros, nuo vilties, kad viskas bus gerai, visi apsvaigę moka elgtis gerai. Problema yra tame, kad mes išaiškėja, kai mes jaučiamės arba normaliai, arba blogai. Tada, kaip mes elgiamės su žmonėm. Taip, nes apsvaigus nuo aistros mes visi geručiai. O kai baigėsi aistra, tada išlenda Martyno pasakytas momentas. Išlenda tikras elgesys, kuris nesiskiria, kaip žmogus elgesi su aplinkiniai žmonėm. Ką ir Tomas paminėjo, pasižiūrėkit, kaip jis elgesi su žmonėm, kurie yra ne aistroj. Dar yra vienas epizodas, yra konkreti situacija, kuri perspėja specialistai, kad labai dažnai būna situacija, kad pažinčių etape arba atrakcijos pritraukimo etape ir vyrai ir moterys deda didelės pastangas, kad privilioti teisingą, kokybišką, suderinamą partnerį, bet po to, kai jis privilioja, jie nustoja dėti pastangas, atsipalaiduoja ir tikisi, kad toliau viskas eis automatu. Ne, nieko panašaus. Tas automatas yra vadinama, kad gamta duoda avansų maždaug 3 metus cheminės, dvasinės, fizinės energijos santykių, reiškia, kitaip sakant, ne medaus mėnesiui, bet 3 medaus metam. Ir po to tas impulsas gamtos duotas avansas baigėsi ir jau žmonės turi daryti sąmoningas pastangas. Tai čia yra perspėjama, kad būkit labai dėmesingi, neatsipalaiduokit, po to, kai rasit partnerį, tada visai kiti dalykai, kurstykite aistrą, dėkit sąmoningas pastangas, rūpinkitės ir taip toliau, tik tada gausite tą didžiausią malonumą gyvenime, nes šiaip yra laikoma, kad antroji pusė, priešingos lyties žmogus, yra pačių didžiausių malonumų šaltinis pirmai pusiai, kad niekas kitas negali tokio malonumo suteikti kaip kitas žmogus. Ir tai kainuoja, reikia tam dėti pastangą. Tiek. Aišku, tai tada mano tas antras buvo klausimas. Tai pirmas buvo apie pažinties pradžią, raudonas vėliavėlės. Antras klausimas, kurį čia iš dalies ir mes palėtėme jau, tai yra tas, jeigu jau tu esi santykiuose ir, sakykime, ilgalaikiuose santykiuose, čia tiem žmonėm, kurie dabar jau yra, jau santykiuose bus aktualiau, ir, sakykime, kaip pavyzdys, po 20 metų santuokos ar santykių, tu supranti, kad tu esi, sakykime, gniaužtose kažkokio tai žmogaus, kuris yra profesionalus egoistas, vėl cituoju Tomą, yra profesionalus egoistas ar egoistė, kuri tiesiog labai gudriais, sakykime, visokiais manipuliatyviais ar nebūtinai metodais sukonstravo tam tikrą tų santykių arrangementą, kur daugiau, sakykime, įvairių resursų eina į to žmogaus pusę, o tu jautiesi, jog iš tavęs yra paimama, nesąlyginai daug, o jeigu ir paimama, tai, sakykime, yra nepadaromas replenishmentas, atsiprašysiu už anglicizmą, žodžiu, žmogus
galbūt nėra ir blogai imti, nes mes sakėm, kad egoizmas tai yra, tokia, žodžiu, bazinė ta dvasios būsena. Žodžiu, jeigu tu supranti, kad tu esi tokioje situacijoje, kur, elementariai žmogus tavimi naudojasi arba tavo resursais naudojasi ir jisai nejaučia nei dėkingumo tau, nei jisai normaliai, sakykime, savo indėlį įneša ir galbūt netgi sąmoningai tai daro ir darė tiek laiko. Žodžiu, kaip tada elgtis tokioje situacijoje? Trumpas komentaras pradžioje. Tai dabar, kai atsibunda vyras tokioje situacijoje, tai vadinama paprastai vidurinio amžiaus krize. Aš ariau juodai, tarnavau visuomeniai, šeimai, vaikam, dirbau 2 darbuose. Ir kas nutiko paskui? O kas man iš to? Vyras pradeda suprasti, kad jisai kaip robotas atvarė visuomeniai naudingus darbus ir supranta, kad jisai nieko neturi. Aistros santykiuose nebėra. Ta prasme, gyvenimas jo labai keistas. Tai yra, tame nieko nėra gražaus. Ta prasme, žmona atlieka tik tai žmonos funkciją. Tai yra, jinai vadinasi žmona tik tai. Romantikos, neromantikos. Nelikę draugystės. Nelikę kaifo, nelikę gerumo kartu. Nelikę resurso vyriško pildymo momentų. Pasakoju, Martynai, dėkingumo, lipšnumo, dėkojimo vyrui, toliau paremimo vyro. Nebelikę jau seniai. Ir mes dažnai esame arikais santykiuose. Ir kai mes atsipeikėjom, gaunasi pavadinimu, ta prasme reiškinys pavadinimu vidurinio amžiaus krizė. Kai moteris atsipeikėja, Dieve mano, net ir atsipeikėjusios pas mane konsultuojasi ir jiem labai sunku ištrūkti iš to, nes tai yra vyrai narcizai, arba šiaip paprasčiausiai egoistai, manipuliantai, kurie naudoja moterį, o moteris lygiai taip pat. Pripratusi tik tai duoti, bėgti, viską daryti, tvarkyti ir taip toliau, užėmusi hierarchijoje aukščiausią vietą šeimoje, o vyras ją paprasčiausiai vartoja, pats degraduoja, ją naudoja. Aišku, vėlgi, kai moteris arba vyrai kreipiasi pas mane, paprastai šitas pamatymas, šitas sukrėtimas yra pusė darbo, kad pradėti procesą arba tiesinti santykiai, bet dažnu atveju reikia paprasčiausiai bėgti iš tų santykių ir nieko ten labai daug negalima padaryti, kai kuriais atvejais gaunasi, bet dalimi atveju ne. Tomai? Na, šitas klausimas man atskirai labai įdomus, aš jį nagrinėjau su daugybė konsultacinių istorijų, daugybė porų. Mano versija yra tokia, kad visų pirma reikia išanalizuoti, čia kitaip sakant, yra krizinė pora, krizinė situacija, krizės šeimoje, santykiuose, ir reikia ją išardyti dalis ir sudėti per naują. Kaip anglai vadina, do it yourself. Tai išardyti ką? Išardyti reikia funkcijas arba vaidmenis to šeimo ir išsiaiškinti, kurie iš jų veikia, kurie neveikia. Čia lygiai kaip automobilis, jeigu jisai buvo pagamintas geroje kondicijoje, nuvažiavo ten 300 000 ir 200 kilometrų, reikia daryti kapitalinį remontą, reikia išardyti ir tikrinti, kurie mazgai neveikia. Gal dauguma veikia, bet kažkoks vienas neveikia. Tai nereikia išmesti iš šiukšlės viso automobilio, gal tik variklį reikia pakeisti. Ar ten kažkokia tarpinė to variklio, ir jis vėl toliau važiuos. Tai čia taip pat reikia išardyti funkcijas, pažiūrėti, kurios iš tų funkcijų atliekamos, kurios netliekamos, ir atitinkamai tą dalį vienu ar kitu būdu reikia, na, sakykime, paprastai kalbant, statyti ant pauzės, bent jau ant pauzės. Reikia visų pirma tą suprast, po to išdrįst ir iškomunikuot, kad vat, šitas dalykas neveikia, šitą išimam ir aiškinamės, ką su to daryti. Kaip šitą dalyką sprendžiam. Negriaunam santykių, nedarom skyrybų, nelaužom, ten gal yra vaikai, gal yra daug visokių ryšių sukurta. Ir tada tą vieną atskirą klausimą, tą sekciją ar tą komponentę
reikia gerai išsinagrinėti ir išsiaiškinti, kodėl jie neveikia, tartis su specialistais ar su kažkuo. Aš paprastai būtent tą darbą ir darau. Ir jeigu įmanoma, tą dalį sutvarkyti ir įdėti atgal, tą funkciją, reiškia, atstatyti. Dabar bendrai kalbant, kas yra tos funkcijos, aš čia galėčiau daug istorijų pasakot, bet paprastai man tai yra 3 didelės funkcijos, nedetalizuojant, kokios yra vyro, kokios moterų, tai yra, taip sakykime, mentalinės ar dvasinės funkcijos, po to yra emocinės jausminės funkcijos arba energetinės funkcijos ir yra fizinės materialios funkcijos ir vyram ir moterim jų svoriai ir svarbos visiškai skirtingos iš skirtingų perspektyvų. Tai va, tai čia tokia bendrinė schema ir būna atveju, kai, sakykime, ten negali atlikti tėvo motinos funkcijos, bet visos kitos funkcijos veikia puikiai. Būna, kad kažkas negali finansų sutvarkyti ir viena pusė kelia skandalą ir ruošiasi skirtis tik dėl finansų, kai tą dalyką gali kita pusė staiga iš kažkur ištraukti kažkokią aukso kiaušinį ir tą problemą išspręsti. Vat, sakykime, aš čia konsultuoju vieną konkrečią porą, kur vyras taiga parodė kažkokią tai pseudo neištikimybę. Ten realiai neištikimės nebuvo. Moteris susivaidino neištikimybę, jinai, reiškia, staiga viską sugriuoja, absoliučiai visą šeimą sugriuoja. Ten vaikai yra ant išlikimo ribos. Antra šeima, kurią vat, šiandien konsultavau, irgi analogišką situaciją, vyrui pasivaidino neištikimybę, visi kiti dalykai veikia puikiai. Staiga reiškia ekstremumas, ten viskas griaunama, kas buvo statoma 20 metų. O realiai tą vieną klausimą galima labai mandagiai, labai draugiškai spręsti, yra visokių būdų ir viskas gali veikti. Tai vat nereikia daryti čia dramblio, daryti iš musės, nereikia skaldyti malkų iš kažkokio degtuko, reikia labai detaliai, tiksliai, preciziškai išsiaiškinti. Ir problema bus išspręsta. Ir tas savo naudiškumas gali būti kažkokia vienai specifiniai srityje, o kitas žmogus tą labai hipersureikšmina, pats nematydamas, kad pas jį patį yra, taip sakant, rastas aky, o jisai kitam sako, pas tave šapas, išsimk šapą. Baigiau. Aš papildysiu Tomą. Kai yra pasivaideno neištikimybė, nes dažnai tiek vyrai, tiek moteris labai kabinasi gaudydami, kad partneris bijo, kad nebus ištikimas. Vietoj to, kad žiūrėtų, koks yra santykis, ar yra geras santykyje. Nes kai vyras nueina kažką tai ten tokį šūrių mūrių padaro, būna atveju, kada kokybė santykių nenukenčia, aš nesu už nuėjimą vyro į kairę. Bet, ta prasme, kažką padarė, ten pagėdeno plunksnas kažkam. Ir tada sukeliama problema, o iš tikrųjų tas problemas nėra, nes santykiai nuostabūs. Ne, mėly vyrai, nereikia to daryti. Taip, santykiai dažnai neišyra vyrui nuėjus į kairę. Bet, kai moteris nueina į kairę, tai dažniausiai būna jau prieš tai žlugę santykiai. Ir dalis vyrų nueina į kairę dėl to, kad nėra draugystės, nėra šilumos, nėra to pagrindinių momentų emocinių resursų tenkinimo vyro, kurie yra būtini jam. O centrinis resursas, Tomai, sutik ar paneik, yra pagarba. Pagarba vyrui. Moteriai tai irgi yra labai svarbu, bet tai yra ne centrinis momentas. Vyrui tai yra centrinis momentas, nėra pagarbos šakės, kas darosi. Tai va, tai keletas dabar tokių irgi galbūt klausimų. Mes vyrai mėgstam abstrakčiai labai kalbėti ir aš dabar pastebėjau, kad mes vis taip abstrakčiai kalbėjom. Tomas ten keletą galbūt pavyzdžių tokių davė. Tai kad būtent sukonkretinti ir iš tikrųjų pasinaudoti tą jūsų didelę ilgalaikę konsultavimo patirtim. Keletą tokių pavyzdžių tiek Šarūnas, tiek Tomas galbūt gali duoti apie, būtent šitos dalykus, ta prasme, perteklinį egoizmą, galbūt kažkokį tai irgi perteklinį altruizmą, kai žmogus pradeda naudoti savo rezervinę energiją ir irgi nusivaro, sakykime, iš jūsų konsultacijos praktikos ir kaip jūs išsprendėte tas problemas ir kaip ten toliau viskas vyko. Čia gausis
konsultacijų perpasakojimai. Martynai, tu uždavėjai labai rimtą klausimą. Mes geriau atsakykim, dar vienas žmogus uždavė klausimą. Aš pabandysiu, Martynai, eigoj kažką tai papasakot, pasidalinti, nes aš jeigu pradėsiu pasakoti apie kiekvieną konsultaciją, tai čia gausis 10 valandų video. Tomas lygiai taip pat 10 pridės. Todėl gerai paimkim paskutinius atvejus. Vyras buvo egoistas ir melagis ir atėjo į santykį prasiskolinęs. Paskui dar kartą apsimelavo, kad jau visas skolas grąžino. Ir moteris klausė, ką daryti? Bažnytinė santuoka. Sakau, skyrybos. Ir tas vyras turi susitvarkyti labai rimtą, atlikti terapiją, priklausomybių terapiją, nes ten buvo ir daugiau priklausomybių. Ir dažnai vyras be pinigų yra nereikalingas santykiam. Jis gali turėti santykius, ilgalaikius, nevedybinius, taip toliau. Tai nereiškia, kad jeigu esi be pinigų, mielas draugė, tai nereiškia, kad tu neturi galimybės būti su moterim, bet šeimos kurti nereikia. Nes paprasčiausiai, kol tu nesugebi uždirbti, tol, brolau, nereikia lyst į vedybas ir taip toliau. Ir tuo atveju, tos poros atvejis buvo tas, kad vyras jas turi atsiskirti būtinai, nes pas vyrą tada nebus motyvacijos, nes ilgą laiką vyras žadėjo, kad susitvarkys, o moteris laukė vedybose ir tai nemotyvuoja vyrų. Ir atveju tai yra vyras atsiskiria, moteris gyvena atskirą gyvenimą ir vyras eina asmenybės augimo keliu, ten labai rimti reikalai jau laukia, daugybė terapijų, daugybė, kad jisai galbūt atsistos ant kojų. Nes turėkit omeny, kad vyras apgavo savo moterį, įeidamas į vedybas, nepraneždamas, kokio lygio pas jį yra pajamos moteriai. O pajamų lygis yra labai svarbu moterim. Aš dabar nekalbu apie trumpalaikius arba tokius vidutinio ilgumo ilgalaikius santykius, kur galima turėti, gali būti kaip išskirtiniai, ta prasme, pasišventę meilužiai. Tada tas pinigų klausimas jisai nevaidina reikšmės, bet jeigu mes kalbam apie normalią šeimą, arba ta prasme, apie ilgalaikę porą su strateginiais tikslais, su gyliu, tada, mėly vyrai, reikia bent jau uždirbti minimumą, kad savo dalį įnešti. Tai čia yra vienas pavyzdys. Kitą pavyzdį aš jau pateikiau, tai yra paprasčiausiai, jeigu vienas pamato, kad yra arba egoizmo auka, arba per didelis altruistas, pirmas dalykas, tai yra krizinė situacija poroj ir reikia visų pirma šitoje situacijoje stabilizuoti asmenybę. Nes kuris pamato, būna šoke ir būna savikaltoj ir savivertės kritime, meilės savo kritime. Ir pirmas dalykas, kurį reikia daryti su žmogum, tai yra asmenybės stabilizacija. Ką tai reiškia? Reikia pastatyti žmogų ant kojų, kad jis pradėtų adekvačiai vertinti situaciją, atsipalaiduotų, duoti šviesos, duoti fundamentą matymo. Ir tik tada tas žmogus, arba su pagalba, arba be, jau tada spręs, ką ir kaip daryti. Tai čia tokie porą momentų dar praktinių, nieko savo praktinių momentų. Tada susitvarkyk savivertę, tap drąsus, ta prasme, priimantis sprendimus, pamatyk realybę, nebūk naivus. Martynai, aš žinau tavo giluminį komentarą. Šarūnai, vėl šneki bendrinė prasme. Tai dėja, šiuo metu galiu tik tai, Martynai, tau va taip atsakyti. O kaip atsakys Tomas? Mano praktikoje konsultavimo, čia taip labai įdomiai paskutiniu metu pradėjo daugiau vyrai kreiptis ir daugiau mano video žiūrėti internete, 80% vyrų, 20% moterų, anksčiau atvirkščiai. Ir aš tiesą sakant, net ir norėjau dar daug metų atgal specialiai skirti daugiau dėmesio vyram, nes mano manymu juose yra tam tikra gilesnės problemos. Ir tai tipinė situacija, aš dabar prisimenu konkretų vieną atvejį, kai pas mane iš toli atvyko vienas vyras, ilgą kelionę darė
Ir po pokalbio paaiškėjo, kad yra tokia tam tikra tipinė vyro problema. Jisai per mažai skiria savanaudiškai savo dėmesio, savo mąstymo ir pasaulėžiūros kokybei, gebėjimui išmokti, tvarkyti, teisingai daryti sprendimus. Tai va tai, kad Šarūnas tik sakė, čia tik tai konkreti situacija, kuri labai dažnai kartojasi, tipinis atvejis. Tai vyras visą save atidavęs, galima sakyti, 2 sferom. Visai jo dienos darbotvarkė, grubiai kalbant, ir dalykai, jisai aria darbe iki pervargimo, po to jisai likusį laiką skiria žmonai ir vaikams, ir jam nelieka laiko savo. Jis visiškai neskiria savo gryno laiko, taip sakant, savo galvos susitvarkymui. Jis turėtų tam skirti minimum 15 minučių per parą, geresniu atveju bent 2 labai koncentruotas valandas reguliariai, kad maitintų savo smegenis ten ar kažkokiam žiniom, informacija, išmintim, kažkokiais asmenybės mokymais, specifiškai jam, vyrui skirtais, kurie yra, jos smegenis kelia iki maksimumo. Tai atsimenu pavyzdį, mano tėtės darbe buvo tokia tvarka, kai į darbą ateidavo darbuotojai, jie dirbo protinį darbą, tai jie privalėdavo valandą laiko ryte gerti ten arbatą ir kavą ir skaityti visas industrinės, trendinės naujienas, kas vyksta pasaulyje, jokių darbų, tik skaitimas. Tai čia panašiai reiškia, vyras turi savo galvai skirti dėmesio, mokinti, treniruoti save logikos, filosofijos, protavimo, sprendimų priėmimo, dvasingumo ir panašių kitų dalykų, kitaip jisai bus neadekvatus. Ir psichologai sako, kad vyrui reikia kiekvieną savaitę minimum, sakykime, ten vieno susitikimo su kitais vyrais, kad jis galėtų apie viską pasitarti, kas jam yra ant dūšios, kas jam rūpi. Jeigu jis to reguliariai nedaro, jas smegenys atrofuojasi, jis atbunka, jis tampa robotu, kuris tik tai atlieka funkcijas. Tai va, čia yra klasikinė problema, panaši, beveik tokia patys problema yra su moterimis, kurios irgi aria darbe, po to aria namuose antroji pamainoje ir neturi laiko savo. Tai tą laiką savo būtinai reikia statyti pirmam prioritete. Tai, kitaip sakant, yra tokia biblinė frazė, reiškia, kas tavo sielą pasirūpins, jeigu net tu pats, kas iš to, kad tu laimėsi visą pasaulį, bet prarasi savo sielą. Tu pirmą turi mylėti save kokybiškai, bent minimaliai, tą minimumą būtinai duoti savo, po to tu galėsi rūpintis kitais. Baigiau. Dar vienas pavyzdys iš praktikos, kaip pavyko nuimti įtampą poroj. Moteris gavo pusdienį dieną savo vieną kartą arba vieną kartą per savaitę arba vieną kartą per 2 savaites. Ir tas laikas savo jis išsprendė jos laisvės ir saviraiškos troškimą. Ir tai sutvarkė klausimą, aišku, reikėjo vyrą nuraminti, kad čia nėra kažkas tai baisaus. Nes vyrai būna išsigąsta šito momento, o moteris jaučiasi labai kaltos, kad jos daro taip. Tomas, va tai, ką papasakojo apie vyrus, aš tą norėjau irgi pasidalinti, bet nesikartosiu. Tai yra pakankamai aiškiai padalino tą dalyką, nes reikia atrasti laiko savo draugam, savo aistrai, hobiui, kažkiek tai laiko tai daryti, nepaisant to, ir geriau jau turėkit mažiau pinigų. Geriau išmokit kokybiškai duoti dėmesį trumpiau savo šeimai, nes naršymas telefone, būnant prie šeimos, prie žmonos, prie vaikų, nesiskaito kaip laikas su šeima, nes daugelis žmonių, tiek vyrų, tiek moterų, tai užskaito kaip laikas su šeima. Ne, tai yra vienas, ta prasme, akis į akį su vaikais, akis į akį su žmona arba su vyru. Ir tas laikas tada gali būti pakankamai trumpas, bet tai kokybiškai pripildyti savo partnerį dėmesiu, tai yra nuostabiausia dovana. Ir tada liks laiko ir savo. Pirmą išvežiojam savo mylimai, paskui ir būtinai palepinam save. Yra 2 klausimai. Martynai, Tomai, kaip manot, važiuojam į klausimus? Važiuojam į klausimus. Gerai, tai pirmą komentarą metu
geriau jau atviras savanaudiškas flow matomas išorėje, negu paslėptas iki laiko momento ir iki situacijos. Visi dalinai esam savanaudžiai. Jūs irgi darote laidas šiuo metu dėl naudos ilgalaikiam periodam. Kas be ko? Tiesiog to pernelik neturėtų būti santykyje, būti per daug, nebent kažkas yra auka ir ta rolė tinka fiziniam ir dvasios karmos atidirbimo lygmenyje ir taip toliau. Ką manote, gerbėmieji, mes jau pasisakėme, dar kartą patvirtinu. Mes tai darom ne tik iš davimo, bet ir naudos savo. Bet pastebėkit, yra dalis vedlių, kurie grinai daro iš naudos savo ir tas jaučiasi. Kai kurie laiko transparantus, mes čia tarnaujam pasaulyje, o iš tikrųjų grynas biznis. Mes kombinuojam malonų laiką, šneka 3 vyrai ir kiekvienas mokosi vienas iš kito, o mes kiekvienas mokomės pasisakydami. Taip, kad čia yra ir tarnavimas, ir naudos savo, ir kompanija gera, ir žmonės užduoda įdomius komentarus ir klausimus. Taip. Na, čia, mano supratimu, yra įdomi dalis su tuo savanaudiškumu ir altruizmu ir pasiaukojimo. Vat tas klausimas labai gerai iškeltas, tai šiaip nėra nei vieno žmogaus, kaip ten sakoma, švento ir tobulo šitam pasaulyje. Gal yra ten kokia viena išimtis, bet aš negirdėjau. Tai kontekste tokių pragmatiškų santykių tarp žmonių, geras pavyzdys yra biznis, kurio metu yra imamas, perkamas kažkoks produktas ir atitinkamai mokama jam už tai pinigais. Ir visur yra normalus klausimas cost effective, tai yra kainos ir kokybės proporcija. Jeigu paslaugos teikėjas yra tikrai profesionalas, kuris dirba toj srity ilgai ir pasiekęs aukštą kokybę ir gali gaminti labai daug kokybiškų produktų, jo kaina yra relatyviai maža, kokybė aukšta ir tai yra tobulas geras produktas. Tai reiškia, kad tokiu atveju jisai duoda čiut daugiau ir ima čiut mažiau. Tas pat turėtų būti teisingose santykiuose, teisingose mainuose. Jeigu jūs norit, kad tie santykiai klestėtų ir jeigu jūs norit patys save kelti viršų, tai čia yra taip vadinama lėktuvo sparno taisyklė, kuri reiškia štai ko, kad duoti reikia, sakykime, sąlyginai 1 ar 1,5 ar 2 procentais daugiau negu imti. Savanaudiškumo turi būti čiut mažiau negu pasiaukojimo ir altruizmo, ir tada tie santykiai yra adekvatūs, malonūs, teisingi, džiaugsmingi ir taip toliau. Jeigu yra disproporcija didelė į vieną ar kitą pusę, tada yra problema, kai kažkas perdega nuo perteklinio naivaus altruizmo arba patenka į depresiją nuo perteklinio savanaudiškumo. Tai prasme, kad gamta, visuomenė labai greit užraukia, sustabdo tokius neadekvačiai, neproporcingai besielgiančius. Martynai, ar nori šito Valdo klausimų pasisakyti, ar man išmesti sekantį komentarą? Aš norėčiau pasisakyti keletą dalykų. Tai įdomus yra labai dalykas, kad tame pačiam klausime jau yra užkoduotas ir atsakymas. Žodžiu, tai teisinga ta proporcija davimo ir ėmimo. Ten yra žodis paminėtas ilgajame periode, ilgalaikiam periodui, būtent. Tai čia aš manau ir yra atsakymas, kad jeigu žmogus supranta kažką teisingai daro, tai tas yra tvarumas, sustainability arba ilgalaikiškumas kažkoks toj veikloj. Ar tai santykiai, ar tai, sakykime, kažkokios tai transliacijos, kur mes kažką duodam ir kažko tenais norim, sakykime, žmonių. Nes jeigu žmogus yra pernelyg, sakykime, savanaudis, visiškas, tai arba jisai tada visiškus naivuolius jau pritraukia ilgalaikiai toj perspektyvoje, arba, sakykime, nėra pas jį kažkokio ilgalaikiškumo, nei profesiniai veikloje, nei santykiuose, nei drauguose, asmeniniuose, niekur. Tai čia šitas dalykas svarbu. Tada irgi keletas tokių įdomių žodžių niuansų. Tai kaip teisingai tą atmatuoti būtent, kad tai nebūtų pernelyg abstraktu. Tai žodžiu, yra 2 tokios savokos, tai yra perteklius ir rezervas. Žodžiu. Tai daugiausia, žodžiu, čia žmogus vėl galbūt turėtų nusistatyti pats,
kada jis yra, sakykime, kada turi tų resursų ir išteklių kažkokią tai perteklių ir gali galbūt, na, tiesiog laisvai imti ir duoti, o kada vis tik tai pas jį, na, jau reikia jam imti iš rezervinės kažkokios tai energijos, čia vėl bendrai šnekant, tai tada galbūt tas jau davimas ir nebus toksai, sakykime, kokybiškas. Jeigu tu pastovi turi eiti į kažkokius tai savo rezervus ir elementariai tu ilgalaikiam periode prarandi daugiau. Tai va čia yra keletas pastebėjimų. Ir tada dar vienas įdomiausias, toksai mano, sakyčiau, iš mano pačio patirties tokios subjektyvios asmeninės, tai yra gebėjimas polarizuoti. O čia va yra dar vienas įdomus labai pastebėjimas, tai yra gyvenimas mūsų elementariai tiesiog priverčia mus išgyventi tokias situacijas, ekstremales, kritinės kažkokias, kai reikia arba neproporcingai duoti kažkam, arba neproporcingai paimti iš kažko ir reikalauti, sakykime. Tai galima ir tiesiogiai suprasti, kažkam galbūt duoti snukį reikia, kartais neproporcingai, čia juokauju žinoma, bet elementariai yra tokios situacijos kritinės, kai tau, na, neišvengiamai reikia polarizuoti. Ir tada, vat, būtent tas kažkoks tai perteklinis egoizmas ir jisai, na, tampa ir naudingas elementariai, nes kitaip tos situacijos išspręsti yra neįmanoma. Ir lygiai taip pat, vat, pavyzdžiui, jeigu tu esi, na, tas žmogus, kuris moka paimti pačius geriausius, sakykime, dalykus ir pačius geriausius resursus tinkamai situacijų, tai vėl gali labai daug vertės pridėti būtent tavo tas egoizmas. To egoizmo irgi nebūtinai reikia jį matyti kaip kažkokią tai, na, neigiamą kažkokią tai dalyką, tai gali labai daug vertės pridėti. Nes jeigu mes žiūrėsime į šiaip, na, tokį kasdieninį gyvenimą, na, tai jame nevyksta pernelyg daug ten tų ekstremalių situacijų. Nu, nebent tu esi kažkoks, tai, nežinau, specialistas, ten specnazo, specialiųjų pajėgų ar, nežinau, na, kažkokia ekstremaliais dalykais susiminėjai. Bet jeigu tai yra statistinis normalus žmogus, tai jo gyvenime diena iš dienos, na, nevyksta didelių pokyčių ir nėra didelių tokių kritinių momentų, sakykime. Bet vat, būtent, kai tie kritiniai momentai atsitinka, tai reikia ir labai jau neproporcingai, sakykime, imti iš kažko, arba irgi labai neproporcingai duoti. Tai vat, irgi čia va, toksai vat, pastebėjimas. Tai va. Mintį baigiau. Gerai, metu sekantį komentarą, nežinau, ar viską spėsim. Simono atsiprašo už klaidas ir ar taip gaunasi, kad vyras tampa silpnai lytim? Nes visada visa pasaulėžiūra tokia, kad vyras privalo uždirbti, aprūpinti, nuraminti moterį. Daugumą mokymų moteriams paremti tuo, kokie reikalavimai vyrui. Tai ne per didelis spaudimas vyrams. Turiu omeny, kad vyras šeimoje privalo duoti tiek materialinį, tiek psichologinį resursą moteriai. Dabar taip, daugelis moterų mokymų yra vartotojiški. Dalis pusė moterų mokymų yra skirti ta prasme, moteriai, kuri nemoka mylėti savęs, biški pereiti toliau, bet vyras nieko neprivalo, nei uždirbti, nei aprūpinti ir nei nuraminti. Jeigu vyras tai daro, tai yra meilės dovana. Ir jeigu jisai nesulaukia moters padėkų, dėkingumo, pagarbos už tai, nes tikri moteriški mokymai, kurių yra irgi dalis, suaugusių moterų mokymai, ne vartotojų, kur susiras gerą krūtą vyrą, kuris už tave aprūpins ir taip toliau ir melškiai. Mes apie tai nekalbam, nes šiandien, ta prasme, suprantat, kam jie skirti ir patikėkit manim, Lietuvoje yra krūva infočigonių, kurios rodo, aš turiu turtingą vyrą, varinėjau po kelionės, jūs pirkit mano coachingo mokymus ir šiaip mano santykių mokymus ir pamatysit, kaip aš jūs išmokysiu išgręžti vyrą. Dalis vyrų tam pasiduoda, nes mes esame arba naivus, arba arikai. Toliau, dalis moterų mokymų moko. Taip, ką galima gauti iš vyro. Ir tai yra labai moteriška ir normalu. Bet lygiai taip pat moteriški, normalūs, išmintingi mokymai pasakoja moterim, tai iš tikro tarnauti vyrui, gaunant iš jo svarbiausias dalis. Todėl, Simona, mes nesimtoji lytis, mes esame labiau naivioji lytis. Ir mūsų nemažai yra apsigavę, kaip ir apsigavę dalis moterų, kurios
yra suvartotos santykyje. Martynai, Tomai, kas norit pasisakyti dar? Simonas klausimų ir šiandien pabaigsim. Nebetęsim, nes yra dar komentarų. Na, čia Simona pataikė labai į aktualią, nes aš kaip tik šiandien, man šiandien pirmą kartą gyvenime kilo labai įdomus klausimas. Aš turėjau konsultaciją, gana ilgą šiandien, ir jos metu klientė išsakė tokį klausimą, šiaip tipišką moterišką, šiuolaikinių moterų klausimą, kad, arba problemą, taip sakyti, kad vyras turi moteriai suteikti saugumą. Na, suprantama, kad saugumą, bet konkrečiai kokį. Ir kai eina kalba apie konkretų saugumą, paaiškėja, kad moteris nori iš vyro viso spektro saugumo, ta prasme visos serijos saugumo tam tikrų formų, arba globų, arba rūpestingumo, nesvarbu kaip čia pavadinsi. Ir jeigu paanalizuoti tuos tipinius moterų, kitaip sakant, reikalavimus, arba poreikius, arba norus, arba pageidavimus, tai gaunasi, kad vyras turi suteikti viską nuo iki, o moteris tada, kitaip sakant, renkasi imsiu, neimsiu. Vat gal uždirb man ten milijoną pinigų, nu aš gal panaudosiu, nepanaudosiu. Duok man ten, sakykime, tiek ir tiek intimumo, duok man tiek ir tiek savo ausies ir bendravimo, aš pagal galimybės pasinaudosiu. Bet čia ne tik moteris, vyrai lygiai tą pačią problemą turi, lygiai panašius reikalavimus kelia moterim, irgi sako, tipo, tu man duok tą, na ir taip toliau. Ir dabar klausimas yra, pala, o iš tikro, kiek reikia idealių tobulų atvejų to aptarnavimo ar to davimo, tiksliai, preciziškai, kokių proporcijų. Nes jeigu vyras ar moteris santykiuose taps, sakykime, supermarketų, kurios duoda absoliučiai viską, tai jis tiesiog sprogs, perdegs, jis negalės visų įgeidžių, visų norų tenkinti, arba kitaip sakant, kur yra minimumai, būtinieji, o kur yra pertekliniai davimai. Ir šitą pamatuot yra iš tikrųjų ganėtinai sunku, dauguma žmonių šito nesupranta šitų ribų. Vienoje srityje duoda per daug, kitoje neduoda. Sakykime, pavyzdžiui, moteris galvoja, kad vyrui reikia labai daug duoti buities, ten priežiūros, higienos, švaros, ten gero maisto, gerų rūbų prižiūrėti, rūpintis. O vyrui pasirodo, tai yra tik trečiailis dalykas. Jis ten įdeda visą savo dušą, o pasirodo, jam to visai realiai nereikia, krizė tą parodo. O pasirodo, jam visai kažko kito iš jos reikėjo, apie ką net pagalvoja. Tai mano manimu, čia mano tokia pirma darbinė versija, kaip tai padaryti. Aš manau, kad reikia padaryti, na, aš nusibrėžiau tokius 3 ratus, tokius 3 ciklus. Tai reiškia, reikia imti vieną po kitos svarbiausias sritis, ne visas iš karto, ir vienoj srityje padaryti pilną apykaitą, apytaką, tarkim, sakykime, tai yra pokalbiai. Na tai gerai, pirmas sutvarkom pokalbius, padarom, kad tie pokalbiai būtų kokybiški, kiekybiški, reguliarūs, mandagūs, švelnus, kad būtų aptariami visi klausimai, kad būtų pakankamas ir pilnas atvirumas ir panašiai. Pasistatom pirmą šitą sritį. Ok, pastatėm, tarkim, per kažkokį pusmetį. Gerai, dabar statom antrą sritį, sakykime, nežinau, kažkokį ten emocinį ryšį. Arba, sakykime, ten intimius santykius. Arba, sakykime, finansinę sritį, ar, sakykime, būtinę. Statom tos punktus vieną po kito, ne visus iš karto, ne chaotiškai, nebele kaip, kad kažkas kažką užsimanė, davai tu čia man viską iškart padaryti. Tai prasme, kad toj vienoj srity pradžioj turi būti pilnavertis ratas, pilnavertė apykaita, teisingai sutvarkyta, gerai, ta veikia, dabar įmam kitą. Aš manau, kad taip reiktų daryti ir tarp kitko, vienas garsus išminčius, toksai Vilniaus Gaonas, yra pasakęs labai panašiai, aš šiandien jį kopijuoju, tiesiog šiaip prisiminiau. Jisai sako, kad per visą gyvenimą poroje vyksta 3 didžiuliai etapai. Pirmame etape jie vienas kitam tampa didžiausio malonumo šaltiniu, turėk omeny, kad tai greičiausiai yra intimumas, kokybiškas stiprus intimumas, greičiausiai, gal aš klystu. Po to antrame etape atsiranda pilnavertė draugystė ir partnerystė visose srityse, pagalba vienas kitam. Ir trečiame etape atsiranda, galima taip sakyti, dvasinis suderinamumas arba
tikslai visam likusiam gyvenimui. Kiek ten be žmonės begyventų, nežinau, 60-70 metų kartu, jie jau nusistato bendrus tikslus. Tai šitie 3 etapai rodo, labai panašiai kaip aš ir pasakiau, jie reiškia, kad pirmą vienoje srityje susitvarkom, po to natūraliai ateina kita, po to trečia. Iškart visko padaryti yra neįmanoma. Martynai, ar nori pasisakyti baigiamąjį žodį kažkokį, tai ar duosi man ar biškį vieną komentarą dadėti prie Tomo? Norėčiau nemažai pasisakyti, tai gal kažkaip sutrumpinamai. Tai pirma klausimo dalis buvo, ar vyrai tampa silpnąją lytimi. Tai yra labai geras klausimas, nes yra daug objektyvių parametrų, kurie rodo, kad iš tikrųjų vyrai, žodžiu, ypatingai iki 40 maždaug metų, jie atsilieka nuo moterų tiek akademinio pažangumo prasme, tiek finansinio pajėgumo prasme ir dar keletų ten kitų parametrų. Lygiai taip pat yra ir, sakykime, savižudybės, irgi jau čia labai gerai žinoma, liūdna, bet Lietuvoje irgi labai yra gerai žinoma tema, kad daugiau vis tik tai žudosi. Tai tame klausime ir tame teiginė, aš manau, yra tiesos šiek tiek, bet kodėl taip yra, čia irgi yra labai keletas įdomių niuansų. Tai yra, ne visada yra atpažįstama, dabar yra, sakyčiau, vyksta tas, toksai dirbtinis lyčių vienodinimas, sakykime, ir yra daroma ta prielaida, kad yra tokie patys poreikiai. Tai, sakykime, vyro saviugdos ir brandos dinamika, jinai yra labai labai kitokia nuo moters. Ten yra, į priežastis neįsiu, bet čia yra, man tai ta prasme yra akivaizdu, kad yra. Ir čia irgi po to buvo keletas labai gerų klausimų, žodžiu, ar nėra per didelis spaudimas vyrui. Tai man subjektyviai žiūrint, tai spaudimas vėl yra gebėjimas tam tikras moters, kaip teisingai tą spaudimą naudoti. Ir buvo keletą, pavyzdžiui, mano profesiniai veikloje, žodžiu, tokių situacijų, kai labai, dėkoju, nežinau kam likimui, kad brandžios moteris tapo mano vadovėmis ir jos žinojo būtent kaip tinkamai, instrumentaliai, žodžiu, kaip su skalperiu, naudoti spaudimą būtent. Ir iš manęs vėl buvo labai labai kokybiškai paimta geriausi mano resursai, geriausi mano dalykai, ką aš galėjau duoti. Ir aš galėjau, save labai vos neribotai išreikšti profesinėje, žodžiu, srityje realizuoti. Ir tai buvo moters būtent padaryta. Tai va, moterių keletų vadovų. Tai apie tos mokymus moterims keletas irgi tokių tada pastebėjimų, kad čia vėl subjektyvus labai toksai pastebėjimas, bet vis tik tai yra toksai dalykas kaip kokybiškas ėmimas. Ne vien tik tai kokybiškas davimas, bet ir kokybiškas ėmimas. Ir galbūt tų visų moteriškųjų mokymų esmė ir turėtų būti ta, kaip iš vyro daugiausia, sakykime, ne tik, kad daugiausia paimti kiekybės prasme, bet ir kokybiškai iš jo imti. Ir vienas iš tokių įrankių, kaip geriausia tai galima padaryti. Jeigu dar, sakykime, kalbame ne apie tą vyrą, kuris yra pasiekęs savo potencialą, jeigu vis tik tai tenka vis tik tai su tokiais vyrais susipažinti, kurie dar tik tai realizuos savo potencialą, jame matyti ne tik tai, ką jis dabar gali duoti, bet matyti jo potencialą. Ir kodėl tai yra sunku? Todėl, kad tas, potencialas yra nematerialus dalykas, o iš kur tu žinai, kiek pas tą žmogų yra potencialo. Neparašyta žmogui ant kaktos. Tai čia ir veda į tą, sakykime, gilesnį to žmogaus pažinimą, pamatymą jame, to, kuo jisai galėtų tapti, galbūt. Dar jis galbūt nėra, bet to, kuo galėtų tapti ir patikėti juo taip pat. Tai patikėti jo potencialu. Tai čia galbūt ir būtų visa esmė tų moteriškųjų mokymų, ne tik tai tų pareigų išmokymas, apie kurias šneka Tomas, bet ir tą įrankį tokį instrumentalų, matyti jame potencialą ir, žodžiu, jam padėti tą potencialą realizuoti. Tokiu atveju tada vyras labai didelį šansą yra, kad matys tai kaip daug kokybiškesnius santykius. Vienas, čia aš labai plečiuosi, bet aš jaučiu, kad čia reikia šitos dalykus pasakyti. Vienas yra labai įdomus pavyzdys, tai gerai žinomas kovos menų, žodžiu, žmogus, ne Maslabojevas, jeigu čia Lietuvoje, Konoras Magregoras. Tai jisai ir jo žmona, jie yra pažįstami nuo labai jauno amžiaus ir, žodžiu, jisai būdamas su ją santykiuose, žodžiu, ir būtent tapo tuo, žodžiu, labai garsiu, žodžiu, visame pasaulyje žinomų žmogum, bet jinai buvo su juo nuo tų dienų, kai jisai dar nebuvo visiškai garsus ir ten gyveno iš šitų benefitų, žodžiu, nedarbo pašalpų ir taip toliau.
Ir jisai kažkur yra būtent pasisakęs ir labai daug iškilių vyrų, kurie vis tik tai praėjo tą savo sėkmės kelią kartu būdami su žmona. Žodžiu, yra iškilių vyrų, kurie ir išsiskiria, nesakykime, kad čia. Bet yra labai daug iškilių vyrų, sakykime, Henris Fordas irgi labai yra gražiai pasisakęs apie savo žmoną. Žodžiu, Vladas Garastas, apie lietuvius irgi sakė, kad dėkoju žmonai, kad su manim neįsiskyrė, nes aš niekada nebūdavau namuose, žodžiu, ir visą laiką treniruodavau, žodžiu. Tai tokia mintis irgi. Potencialo matymas ir, žodžiu, padėjimas tam vyrui pasiekti tą visą potencialą, manau, yra visų moteriškųjų mokymų esmė. Tai baigiau mintį, nesiplėsiu daugiau. Aš lygiai taip pat galiu patvirtinti, kad jeigu ne mano žmona, aš nebūčiau santykių mokytoju normaliu. Aš būčiau papugėlė, kuri būtų kartojusi daugybės žinių aspektus, bet mano žmona kvestionavo, pagarbiai kvestionavo mano visas išmoktas tiesas daugybę metų ir to pasekoj net iš manęs padarė kažką tokio, kas gali tarnauti aplinkai. Tai čia yra vienas niuansas. Toliau, atsargiai, mielas moteris. Potencialą reikia atskleidinėti ir jisai turi arba išsiskleidinėti, bet laukti nereikia 10 metų, kol vyro potencialas išsiskleidinės. Jis arba skleidžiasi pritaikius žinias, arba nesiskleidžia. Jeigu nesiskleidžia, nereikia laukti. Todėl nelyskite spastus vyros potencialė. Čia yra atskira daina. Amžinai perspektyvus. Yra tokių vyrų. Taip, vyras žiaurus egoistas, bet jisai potencialiai toks altruistas, jis taip gali tarnauti mūsų šeimai, man, jį tik tai reikia biškį pamokyti, o kaip 10 metų nesigauna, taip nesigauna, palikite jūs į ramybę, jeigu nesigauna. Tai čia dar vienas momentas ir prieš tai dar Tomui komentaras, kur buvo momentas dėl perteklinio davimo. Yra tokia manipuliacija, dažniau tai naudoja moteris. Jos vyrui sako, kad vienoj srity jis nedaduoda. Ir taip engia pastoviai ir zyzia metų metais, kad vienoj srity yra negerai. Tada vyras padaro neteisingas išvadas ir jisai persistengia kitose srityse, bandydamas kompensuoti moteriai kabutėse nedadavimą. Bet tai dažnai būna manipuliacija tam, kad pajungti vyrą.